Dienos pulsas. Dvylika valandų ir 6 minutės trečiąją dienos pulso dalį LRT Opus eteryje pradeda puikūs, aktualūs garsai, pradeda draugiškas kvietimas, Friendly Invite. Būtent taip pavadintas kūrinys nuskambėjo ką tik, o draugiškas kvietimas ir susipažinti su šio darbo autoriumi ir išgirsti dalį viso jo albumo ištraukų. Lapkričio 7 dieną naujas, bet panašu labai ambicingas vardas elektroninės muzikos scenoje. Muzikos prodiuseris ir didžėjus Anis po Gars Records vėliava išleis albumą I Swear I'm Not Delusional ir tą pačią dieną šią progą ir Gars Records showcase vakarėlis klube Opium rengiamas. Apie viską išsamiau, apie leidinį, apie kūrybą, apie muzikinį kelią papasakos pats muzikos prodiuseris didžėjus Jonas Zubavičius Anis. Labas. Sveikas. Smagu tikrai susitikti būtent tokią progą. Pirmiausia, kaip jautiesi? Ar jauti jau tą, galbūt ir tam tikrą albumo išleidimo jaudulį? Liko kiek daugiau nei savaitė, iš esmės savaitė iki to išleidimo. Tai kokios mintys ir jausmai šiuo metu kirba? Nežinau, žiauriai daug dabar emocijų pas mane pastaruoju metu, tiesiog per jau, 2 mėnesius gal aš tiesiog žinau, kad artėja albumas. Ir vis tos emocijos kyla tikriausiai iki tos lapkričio 7 vis didės. Šiaip, nežinau, aš žiauriai džiaugiuosi, kiek aš jau 4 metus tą darau, kuriu elektroninę muziką 4 metus ir kad kai pradėjau, būčiau žinojęs, kad jau po 4 metų turėsiu savo pirmą plokštelę ir debiutą, albumą ant įrašų kompanijos, čia yra kažkas tokio. Tai tiesiog gal tas pats faktas man yra neįtikėtinas ir dėl to tiesiog kažkur ne ten aš gal. Tikrai ten ir puikiai ir už tavo kuriami garsai kalba, bet tikrai labai gražus džiaugsmas, norisi į tai sureaguoti, kad jau prabilai apie muzikinį kelią, apie tuos 4 metus elektroninės muzikos scenoje. Ar gali padėti mums sugrįžti dar truputėlį anksčiau, toliau, apskritai apie savo sandūrą su muzika papasakoti? Tavo kelias prasidėjo nuo klasikinės muzikos, nuo instrumentinės praktikos, bent truputėlį. Ar gali truputėlį įvesti? Jo, be abejo. Tai, aš ta prasme, nuo vaikystės, nežinau, kadangi mano mama irgi muzikantė yra, beje, labas mama, žinau, kad klausai. Kadangi mano mama muzikantė, tai aš, nežinau, nuo 6 metų gal jau pradėjau pianinu grot. Tada pradėjau meno mokyklą lankyti pas pačią mamą jau į pamokas. Ir vėliau aš gal irgi 8 metų pradėjau lankyti saksofono pamokas Birštone, iš kur aš esu beje. Tai taip, aš tenai tikriausiai, kai pradėjau lankyti saksofoną, ten gal kažkas pas mane užsidegė. Nes, iš tiesų ne tada, kai pradėjau, tada, kai vaikas, tai dar nelabai ten galvoji, tiesiog lankai tą meno mokyklą, nes mama sako, ar kažkas tokio. Bet aš tiesiog žiauriai jaučiuosi, kad man pasisekė, kad aš patekau pas tokį pedagogą saksofoną, nes jisai tiesiog mane labai kažką matė ir tikėjo matyti, kad aš kažką galiu su tą muziką pasiekti. Ir vėliau jau, kai paauglys buvo mini tokia krizė, kai norėjau viską mest, nes ten, 14 metų, ten viskas, kas rūpėjo, tai žaidimai, video žaidimai, su draugais leist laiką, žodžiu, pramogas. Ir nelabai mačiau prasmės tai muzikai, bet tada kažkaip turėjau tokį gerą pokalbį su savo mokytoju saksofono ir kažkaip jis iš naujo uždegė mane, bet jau uždegė šį kartą normaliai. Tai aš Birštone, dabar jau taip jau gal konkrečiau kalbant, baigiau meno mokyklą, tai prieš elektroninę muziką tiesiog tokia, gal ne tai, kad klasikinė muzika, bet apskritai ta tradicinė instrumentinė muzika grojau, tada džiazą, saksofonu. Tiesą sakant, aš dar dabar groju saksofonu, kaip tiesiog mėgėjiškai. Bet, tiesiog gal ta pradžia buvo, tiesiog tokia tipinė kažkokia vaiko ėjimas į meno mokyklą. Ar lengvai tave išleido? Nesakau, aišku, kad negalėjo neišleisti į elektroninės muzikos lauką. Čia, žinoma, niekaip nekategorizuojant, kas geriau ar blogiau, abu dalykai, abu laukai yra
taip pat tikrai geri, bet apskritai kokios tos galbūt reakcijos ar buvo nuostabos iš to paties, na, kad ir mokytojo. Aš suprantu šitą klausimą, nes, pavyzdžiui, mano mama, jinai irgi baigė akademiją, kur aš dabar studijuoju. Tai kadangi jinai turi gal tokį akademinį labiau požiūrį, tai labai iš pradžių buvo toks, kaip pasakyti, ant tokius pakėlus požiūris. Skeptiškai. Nežinau, mano mokytas saksofono, tai kažkaip nelabai kažkokio šio, nežinau. Jis tikrai, aš net su juo nelabai esu gal kalbėjęs, kad aš einu šitą kryptim, jisai žino, kad aš tą darau dabar, kai studijuoju, bet tiesiog palaiko, varyk, jeigu tau tai patinka, daryk, tiesiog, kažkokio negatyvo nebuvo, bet buvo tikrai, kai gal buvo tas lūžio momentas, kai jau pradėjau tą elektroniką domėtis, toksai gal iš draugų, iš artimų, iš tos pačios mamos, kaip minėjau, toks nesusipratimas, iš kuris čia tą elektroniką pradėjo. Ir gal tokia, nežinau, ar tai stigma, ar kas čia yra, bet tiesiog tokia gal muzika, kuri nelabai intelektuali, arba ten, nežinau, neturi emocijos, taip toliau, dar toks senas kažkoks nusistovėjęs požiūris yra kartais par žmonės, tai va to jautėsi gal kažkiek. Bet, dabar jau žmonės mato, kad kažkaip jau juda į priekį, tai ir kitaip žmonės reaguoja, tai labai smagu tą matyti. Smagu, kad ir tavęs, tam tikras galbūt skepsis neišgazdino. Tu paminėjai kompiuterinius žaidimus paauglystėje, žinau, kad su jais bent dalinai yra persipinęs ir elektroninės muzikos klausimasis. Tau britų pogrindžio elektronikos scena bent jau paauglystėje stipriai imponavo. Dubstepas, drum and bassas, junglas, breakbeatas. Aš kažkaip skaitydamas pokalbį su tavimi portale ore.lt prisiminiau ir Viljamą Emanuelį Byveną, tai yra Burial, kuris, yra tikrai labai svarbi elektroninės muzikos persona, Jungtinės karalystės muzikos persona, kuris yra užkietėjęs ir kompiuterinių žaidimų entuziastas. Tai ar gali čia dar truputėlį išplėsti, kiek tos tokios sąmoningos muzikos arba sąmoningo muzikos klausimosi buvo tuo metu, kai intensyviai žaidėjai kompiuterinių žaidimus, ar tada, tų pačių kompiuterinių žaidimų garso takeliai patraukdavo tavo ausis, tavo dėmesį, ar vis tik, tai buvo toks gal nelabai juntamas, suvokiamas pažindinimasis su elektroninė muzika? Aš manau, čia buvo toks gal labiau, kaip tai dabar tikrai ir paminėjai, kad toks nelabai gal ten galvojau ir jaučiau kažką, kas čia ir domėjaus, kas čia per muziką. Nes tikrai negaliu įvardinti ten kelis atlikėjus, kuriuos klausiau, kažkaip nelabai aš net atsimenu, ką iš tikrųjų aš klausiau. Tiesiog atsimenu, kad patiko keli ten dubstepo gabalai ir ten, aišku, dabar aš tikrai neklausyčiau tai, kad seniau klausiau, bet ten buvo tiesiog gal man kažkaip labai įspūdinga tie visi tokie netradiciniai garsai. O šiaip grįžtant prie kompiuterinių žaidimų, taip skirtai gal mane labai žavino tas toks, kaip čia dabar tai apibūdinti, garso sintezė tikriausiai ir ta netradiciniai garsai, vėlgi kažkokie garsai, kurie nėra kaip ir mūsų realiam pasaulyje, akustiškai atkurti, jie yra visi atkurti kažkokiu elektroniniu būdu. Ir aš kažkaip galvoju, kaip tokie garsai, kurie kaip ir nėra apčiuopiami, ne instrumentas, tu kaip ten stygos, nebrazdini stygą, tu nejauti kaip ir to. Ir tai mąstant, aš vis tiek jaučiau kažkokią emociją iš tų garsų, jaučiau kažkokį užstatą, jaučiau kažkokį tokį, jis vis tiek turi poveikį, tas kaip ir nematerialus garsas. Tai tas mane labai žavino ir kažkaip nuo to gal tokia prasidėjo, gal tiesiog domėjaus ten taip toliau. Tau įdomus buvo, tam tikra prasme sintetintas garsas, bet kartu tau yra labai artimas ir organiškas garsas, nes tu gaudai garsus, juos įrašinėji. Gali čia irgi šiek tiek papasakoti, kodėl svarbu tau, užfiksuoti tą ir realų garsą, nebūtinai instrumentų išgaunamą, bet visišką, pavyzdžiui, kasdienybės atspindi, gamtos kažkokį motyvą, nes čia irgi toks gražus tarsi kontrastas elektroninė muzika, sintetinta muzika ir visiškai natūralūs organiški garsai, kuriuos naudoji intensyviai, suprantu, savo kūryboje. Taip, teisingai. Tai užsiminė tą kontrastą tarp sintezatorinių garsų ir natūralių garsų. Tai čia buvo iš tikrųjų mano idėja, mano pirmojo albumo, kurį viešai išleidau, debiutinis albumas 90 Days of Rain. Tai to albumo idėja buvo panaudoti gamtos garsus, kažkokius natūralius garsus iš gamtos, įrašytus arba juos imituoti. Bet idėja buvo tiesiog panaudoti tokius garsus, kurie kaip ir yra organiški, iš gamtos kilę.
ir implementuoti juos į elektroniką, į šokių muziką. Tai, o dabar, tai nežinau, aš visada kažką crazy rašinėju ten. Mes čia prieš tai kalbėjom, sakiau, kad kur pirmą kūrinį girdėt, Friendly Invite, tam kūrinyje yra mano kambarioko barzdaskutė įrašyta. tai aš labai mėgstu tiesiog kažkur keliauju, ten nežinau, buvau prie jūros, įrašiau tiesiog jūros ten bangas, vėją, įrašiau kažkokius metalinius garsus ir man labai patinka apdoroti garsą. Tai aš tos įrašytos garsus tada persimetu jau į programą, kur kuriu, ir tada jau iš jų ten kažkur visai kitur nueinu, bet tas pats šaltinis garsas yra jo organiškas kažkoks garsas. Toks truputėlį muzikos alchemikas, atrodo, skamba šitas terminas galvoje. Gerai, Jonai, netrukus trauksime pokalbio apie patį albumą link, bet dar truputėlį norisi užčiuopti tų kūrybinio aplinkybių, apskritai gyvenimo aplinkybių. Tu paminėjai Birštoną. Birštonas, žinau, kad tam tikra prasme, arba ne tam tikra prasme, bet tiesiogiai nėra labai palankus atrodytų elektroninės muzikos kūrimui, bet aš kartu noriu tavęs paklausti, kaip tu pats šiandien vertini, vis tik tos elektroninės muzikos stygiaus įtaka neigiama ar teigiama tavo kūrybai buvo, todėl kad, atrodytų, kai nėra bendraminčių, sudėtinga, tam tikras, toks slėgis, tuštuma, kita vertus, kai, to vyksmo nėra, atrodytų, tai turėtų būti ir tam tikras katalizatorius, paskata galbūt keisti kažką, formuoti sceną arba, tiesiog dirbti. Tai ar tave labai kažkaip slėgia, tai, kad miestas nedidelis, vakarėlių elektroninės muzikos tokių, kuriuos turime, nežinau, Vilniuje, Kaune, nelabai yra arba iš vis nėra, tai koks tavo santykis buvo, kalbant apie tave ir Birštoną? Jo, labai gera tema. Šiaip, irgi, atsakiau, tai yra ore interviu irgi. Nebuvo labai lengva iš tikrųjų Birštone man visą šitą aistringą dalyką vystyt, nes, kaip ir jau minėjai, nelabai tokias aplinkybės yra, nelabai yra kažkokių renginių, gyvai nevyksta tokių dalykų Birštone, nes, kurortas ir tokių gal pramoginių jaunimo kažkokių vakarėlių, tai tikrai tenais mes patys jos daromės. Bet galbūt dar kitas dalykas, kad apskritai ta tokia elektroninė muzika ir alternatyvi, ta gal labiau elektroninė muzika nelabai yra aktuali netarp to pačio jaunimo. Ir su tais draugais, kuriais bendraudavau žmonėm Birštone, mažai kas iš tikrųjų taip gal vertino ir klausė tą elektroninę muziką, nes tiesiog, aš iš pradžių, kai pradėjau tą daryti, tai pradėjau klausytis ir domėtis elektroninę muziką prieš 5 ar 6 metus, tai tą pradėjau su savo pusbroliu, jis iš Vilniaus yra, ir jis man iš tikrųjų ir užrodė tą visą pasaulį elektroninės muzikos. Party Boy 69. Ja, parodė tas setus, ten prisižvengėm iki aš tų setų, bet tada parodau kažkokiam draugui iš Birštono ir ką tu čia man rodo, kas čia yra. Tai toks tiesiog gal, taip, bendraminčių tai tikrai aš neturėjau ir tiesą sakant, toks tiesiog buvo, nežinau, aš tiesiog dar iki dabar vis savo skau, kad tikriausiai dėl to, kad aš ant tiek užsidegęs buvau, ir esu matyta, ant tiek aistringas ir ant tiek man patiko tą daryti, kad man galų gale manęs nesustabdė bendraminčių stoka. Tai, bet tikrai buvo nelengva, buvo daug krizinių momentų, kur tiesiog, aš kaip ir nenoriu būti atlikėjas, kuris nori kažkokio pripažinimo iš šono, iš aplinkui, bet gal ne tai, kad pripažinimo reikia, bet tiesiog palaikymo ir tiesiog kažkokio išorinio pasakymo, kad jo, varyk, maldėts, gerai darai, matau, kad patinka. To trūko, tai nežinau, galiu taip ir pasidalinti apie tai. Kiek, galbūt išlaisvino, kiek galimybių suteikė ir kaip apskritai greitai, sakykime, puoliai į elektroninės muzikos sceną, kai išvykai iš Birštono, kai apsigyvenai Vilniuje, pradėjai studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje elektroninės muzikos kompoziciją ir galų gale tą patį Party Boy 69 pavyko bent kartą pagauti čia Lietuvoje pasirodant, nes nesikis grojot ir teko susidurti su tuo tam tikrą prasme įkvėpėjų. Ne, jis tikrai yra pradininkas mano kelionės, bet dėja neteko gyvai pamatyti, bet tikrai norėčiau, buvo galimybė neseniai, bet ten dėl tam tikrų aplinkybių neaplankiau. Bet klausimas buvo kaip į Vilnių. Kiek Vilnius apskritai ir apsigyvenimas čia įmetė? Vos kai baigiau mokyklą ir įstojau į akademiją, dar buvo vasara, bet jau aš žinau, kad važiuosiu į Vilnių. Tuo metu aš pradėjau dirbti ant to pirmojo albumo per vasarą, tai padariau jau tada, kai atsikrausčiau į Vilnių rudenį, išleidau tą albumą ir tada neužilgo aš sudalyvavau Lizdo akademijai. Tai tenai aš patekau ant radarų, žmonės mane pastebėjo ir būtent taip mane ir pastebėjo Mantas ir Gars Records. Tai tiesiog realiai, vos kai atvažiavau Vilnių, jau rugsėjį aš išleidau albumą pirmą ir pradėjau gyvai kaip atlikėjas, kaip didžėjus, jau turėjau pirmą gigą.
Tai realiai, jo, kai vos atikau, iš karto prasidėjo viskas. Tai smagiai, taip, intensyviai ir tikrai atrodo nieko labai nelaukiant, bet intensyviai atrodo ir kūrybiškai tau sekasi, nes, praėjus metų antroje pusėje pasirodė tavo paminėtas leidinys 90 Days of Rain, visai netrukus pasirodys I Swear I'm Not Delusional. Abu šie įrašai yra ilgametražiai studiniai įrašai visos apimties, tai čia šios kompozicijos, kurios bus išleistos lapkričio 7-ąją, kokiame laikotarpyje jos gimė, ar dalis fragmentų, kad anksčiau, kalbant apie tos 4 metus, ar tai yra visiškai šviežiai jau po 90 Days of Rain išleidimo? Jo, visi kūriniai yra po 90 Days of Rain, tačiau, galim sakyti, kad yra, man atrodo, gal 2 kūriniai iš praeitų metų dar, ir visi kiti buvo žiemą ir pavasarį skurti šių metų. Tai, jo, man atrodo, aš per kokius 5-6 mėnesius kažkur visus kūrinius parašiau, tai buvo tikrai žymiai daugiau kūrinių, kurios prikūriau, ten gal 50. Ir ne visus išsiunčiau, ir ne visus patvirtinam albumai, nes, be abejo, tiesiog mano toks kūrybinis procesas, aš mėgstu labai intuityviai dirbti, ir bet kada jaučiuos, kad galiu kažką skurti, pradedu kurti, ir man nelabai rūpi, ir ten gerai gausis, ar ne. Ar lengva dirbti intuityviai ir, dėlioti, kad ir tą patį visos apimties albumą, nes dalies kompozicijų skambesys tikrai labai skiriasi, nors, žinoma, tas spartus, tamsus techno tikrai apčiuopiamas, lengvai apčiuopiamas, bet yra ir atmosferinių garsų, turbūt ir IDM, Intelligent Dance Music motyvų galima užčiuopti, laužito skambesio kažkokių apraiškų, taip nagrinėti turbūt ir narplioti galima gana plačiai, tai tas tokia prieiga neplanuotai atrodytų, nedėliojant kažkokių konkrečių tikslų ir skambant skirtingai, ar lengvai formuoji tada visos apimties kūrinį, tai yra albumą? Šiaip geras klausimas, nesu labai taip net pagalvojęs apie tai sąmoningai. Kaip aš dabar padarysiu albumą visą, aš kaip net gal taip ir nemastau, kad man reikia padaryti albumą, aš tiesiog susikaupiu į vieną konkretų kūrinį, kurį dabar darau. Aišku, nebent yra kažkokia koncepcija bendro albumo, tada gal reikia viską sujungti, bet šiuo atveju ten labiau konceptas yra iš kitos pusės, bet nežinau. Kažkokių jungčių atrodo specialiai sąmoningai neieškai, ar ne? Jo, aš kažkaip tiesiog labiau susifokusuoju į tai, ką dabar kuriu. Ir apskritai mano visas moto yra įsijausti būtent kūrimo metu ir džiaugtis tada. Geras. Ir tam nereikia kažkokių tokių specifinių kūrybinių aplinkybių. Tie darbai, jie gali gimti bet kuriuo paros metu, bet kurioje vietoje, kurioje, žinoma, turi tam reikiamą įrangą, ar vis tik bandai kažkaip, 3 valandą nakties, nes dalis kūrinių labai gražiai albumas aprašytas, skamba kaip darbai sukurti 3 valandą nakties. Labai smagu, kad jie taip skamba, nes jie ir buvo sukurti daugumą naktį. Aha. Jo, nežinau, aš tikriausiai dabar, grįžęs atgal namo, atsidarysiu kompiuterį ir pradėsiu kurti. Aš viską dirbu, kaip dabar išsireiškus, in the box, tai reiškia, kad kompiuteryje viskas be analoginės įrangos. Tai nereiškia, kad aš nenaudoju analoginę įrangą, aš ją mėgstu įrašyti, aš ją naudoju, tai visiems žmonėms, kuriem labai rūpi analoginis pasaulis, tai tikrai jį irgi naudoju, bet man patinka, kad aš turiu tą prieinamumą labai gerą, kai dirbu su kompiuteriu ir galiu bet kada pradėti projektą. Keli kūriniai, man atrodo, yra sukurti tiesiog, kai autobuse važiavau irgi į Vilnių iš Birštono, irgi tokia istorija. Tai aš labai mėgstu, kadangi tas mano apskritai mąstymas yra, kad aš dirbu intuityviai, tai man reikia, kad aš galėčiau bet kada tą pradėti daryti, pradėti kurti. Tai Žavinga. Skamba tikrai žavingai. Gerai, pasiklausykime dar vieno kūrinio. Pasirink, prašau, nes, norėtųsi talpinti čia visko talpinti neįmanoma, bet lai tavo žodis lemia, kas nuskambės. Gerai, aš dabar kažkaip galvoju, kad paskutinis albumo kūrinys yra įdomus. Taip pat kūrinys, kurį kūriau akademijos specialybės egzaminui. Aha. Ir jisai, čia gal, nežinau, per daug neįsiplėsiu, bet labai smagu, kad, žodžiu, ir akademijoje, ir tokiam gal išoriniam pasaulyje, šitam leidinį irgi
pavyko tą patį kūrinį panaudoti. Tai va. Ar egzaminą išlaikiai? Įvertintas buvo puikiai. Štai, viskas pasakyta. Dar pabandysime paieškoti ir akademinio pasaulio ir elektroninės muzikos scenos sąsajų, bet kol kas pasiklausykime. Tikrai puikus, kitoks, kalbant apie albumo skambesį darbas I Don't Know. Čia Anis ištrauka iš jo naujo albumo I Swear I'm Not Delusional. Kitą kartu. Anis ir, na gal ne visiškai kitoks, bet tikrai kitoks jo skambesys darbe I Don't Know, kuris čia ką tik nuskambėjo LRT Opus eteryje, bus netrukus ir daugiau. Lapkričio 7 dieną, priminsiu, Garth Records išleidžia albumą I Swear I'm Not Delusional. Ta pačia diena yra ir Garth Records Showcase vakarėlis klube Opium rengiamas. Laikas čia, Jonai, tikrai labai sparčiai bėga, bet tiek dar atrodo nepaliesta. Na, gal akimirkai apie tą akademinį pasaulį ir elektroninės muzikos sceną. Na, tikrai ne kontrastuojantis laukai, bet, žinoma, besiskiriantis. Kiek tau persipina jie šiandien ir kiek tas akademinis pasaulis, disciplina, mokslai atneša galbūt ir idėjiškai, ir jausmiškai, ir techniškai į elektroninės muzikos kūrimo lauką?
Gerai. Tai šiaip aš mokykloje tai tikrai nebuvau ten moksliukas kažkoks ir man ten mokslai kažkaip nelabai rūpėjo, tiesą sakant, nes jau tada tiesiog paniręs buvo tą visą muzikos pasaulį, tai gal neturiu to tokio disciplininio kažkokio mindseto ir šiek tiek buvo sunku priprast prie akademinio, žodžiu, to viso tokio workflow. Su kūryba, jeigu siejam, tai šiaip pakeitė, aš sakyčiau, aš labai džiaugiuosi, kokį gavau specialybės dėstytoją ir kažkaip labai smagu, kad su juo taip gan natūraliai gaunasi dirbti ir daug tokių gal kažkokių pastabų gauni, bet taip išugdė gal taip priimtos pastabas, taip sveikai ir ne kažkaip nepiktybiškai ir taip, tai jo, kažkaip tiesiog labiau apmąstytai, kaip kompozitorius dabar labiau mąstau negu prieš tai tiesiog kūriau, jį reikia uždėti būgnus, nes būgnai yra tipo ritmas, okei, gerai, dabar reikia melodijos kažkokios, nes melodija yra kaip ir pagrindinis dalykas, bet dabar šiek tiek gal turiu kitokį mąstymą, nes kaip kompozitorius jau labiau mąstau apie kiekvieną elementą ir kokią paskirtį jis turi tam kūrinyje ir kodėl aš jį pasirinkau, kodėl aš jį čia pridėjau, kodėl jis taip skamba ir tiesiog toks gal nereikia per daug čia filosofuoti ir klausti, bet aš manyčiau, tai yra sveika praktika, kai tu žinai, ką tu darai. Kas specialybė beje dėsto? Julius Aglinskas. Ja. Tai tokia nuostabi bendradarbystė. Aha, ir dedikacija skamba LRT Opus bangomis. Na, dar žinoma ir apie I Swear I'm Not Delusional pasikalbėkime. Jau prieš tai užsiminiai, kad užčiuopsime ir idėjinį kūrybinį šio albumo pamatą, pagrindą. Albumas iškalbingas, keliantis kartu klausimo, ar gali truputėlį papasakoti, tai kaip formuotas, nuo ko atsispiriant, vėlgi, ar buvo tam tikra idėjinė linija, nors, pradedi kurti intuityviai, bet žinau, kad tam tikras užmanimas ir tam tikras dvilypumas šiame albume tikrai yra užkoduotas šiais garsais. Jo, yra, tai kadangi jau kaip ir pasakiau, kad dirbu taip intuityviai, tai aš neturėjau idėjos prieš kurdamas, bet aš visada mėgstu, kadangi jau kaip sakiau, kaip kompozitorius, mėgstu klausti, kodėl, ką pasirinkau, taip toliau, aš mėgstu labai arba kūrybos metu, arba baigęs kūrinį, pradėti tada analizuoti ir žiūrėti, kodėl aš taip sukūriau, galbūt kažkas šiandien įvyko, kas galėjo padaryti įtaką mano tam sukurtam kūriniui. Tai aš labai mėgstu tiesiog iš savo patirčių susėti savo kūrinius. Tai šitas albumas, I Swear I'm Not Delusional, yra kolekcija 8 kūrinių, kurie atspindi mano patirtį per tuos 5-6 mėnesius, per kuriuos aš sukūriau viską. Ir tuo metu aš, čia gal asmeniniai dalykai, bet ten turėjau tiesiog tokių gal sunku etapą turėjau tiesiog gal susijęs su savo realybė ir aš tiesiog labai turėjau didelę abejonę į tai, kaip aš tikiu pasauliu ir ten kaip aš matau kažką, nebūtinai pasauliu, gal kažką, tiesiog aš gyvenime kažko tikėjau, kad man pavyks, čia bus gerai, bet kažkaip tas toks naivus gal irgi mąstymas tiesiog mane biškį sužlugdė, sakykim. Bet ačiū Dievui, kad yra toks dalykas kaip kūryba ir galėjau tenai pasinerti ir kažkaip išsikalbėti per muziką, per kūrimo muziką. Tai šitas albumas yra tiesiog to viso kūrybinio proceso išgyvenimo visokie tarpai. Tai tarkim Friendly Invite kalba apie tam tikrą draugystės kažkokį gal momentą. Mountain People yra iš tikrųjų labai teigiamas kūrinys, labai šiltas, kaip tu irgi prieš tai sakei, nes Mountain People yra tokia mano draugų grupė, mes esame užsivadinę kalniečiai, tai irgi perduodu linkėjimus kalniečiams, tikriausiai gal kažkas klausot iš jūsų, bent vienas, tikiuosi. tai tas kūrinys irgi yra tiesiog toks dedikuotas mano patirčiai su irgi draugais, dabar dar bandau kažką atsiminti, irgi galima susijęti su abejonė tą pačią, gal net ne mano abejonė, bet galbūt ir atsakiau, tiesiog tas mano toks požiūris su šio albumu. Suprantu, kad muzika veikia ir kaip tam tikra galbūt tarpininkė arba tam tikra medija, kuri nėra tik, taip kažkaip sukuriama klausytojui. Atrodo, kad pirmiausia sukuriama jinai tau pačiam, nes ta emocijų konversija į kūrinius
padeda, suprantu, padeda nepririša prie, tam tikros, vėlgi, galbūt kažkokios neigiamos emocijos, jeigu darbas gimsta iš būtent tokios emocijos ir galiausiai virsta kūriniu, tai atrodo, turi nuolatinį priminimą vinilinėje plokštelėje, kaip buvo. Jautėjaisi. Taip, geras pastebėjimas, aš irgi apie tai galvojau. Kažkaip aš nežinau, gal bėda, kad nelabai turėjau kaip išsireikšti tuo metu, kai man nelabai lengva buvo ir kažkaip tiesiog mano, žodžiu, tapo muzika terapija. Tai yra iš tikrųjų vienas kūrinys, kuris ten nepateko į albumą, bet aš tą kūrinį ten pamenu ketvirtą ryto tiesiog negalėjau užmigti ir išėjau į balkoną parūkyti ir tiesiog tuo metu labai sunku pasidarė, aš kažkaip net nemačiau, tiesiog grįžau į kambarį, tiesiai sėdau prie kompiuterio, per 30 minučių gal skūriau tokį ambientinį kūrinį. Žodžiu, jis labai gerai perteikė tuometinę tą emociją mano ir būseną. Ir neseniai klausiau to kūrinio ir dabar kaip užsiminė, ar nėra kažkokio tada priminimo to neigiamo. Tai iš tikrųjų nes gal čia kaip pažiūrėsi, jeigu man dar vis dabar būtų blogai, aišku, dar dabar mane gal persekioja tam tikri ten psichologiniai dalykai, bet aš dabar, pavyzdžiui, žiūriu tą kūrybą kaip kažkokią laiko kapsulę. Ir gal net smagu matyti, kaip aš seniau jaučiausi ir kokioj būsenai buvau ir kaip aš dabar jau kažkaip pakito mano požiūris ir kaip aš dabar jau išlipau gal. Tai tiesą sakant, nėra taip, kad kažkaip neigiamai žiūriu. Tai. Oho. Tai visiškai kumščiuoji čia valandai besibaigiant. Jonai, ačiū tau už labai gražų ir atvirą pasidalinimą ir džiaugiuosi, kad muzika tampa ir tam tikrą priemonę emocijų paleidimui ir be jokios abejonės. Kai jau pasakei, kad šiandien tas paminėtas atmosferinis kūrinys, neskamba kažkaip neigiamai, neskamba blogai, tai galvoju apie tai, kad reikės paprašyti bent jau vienkartinės perklausos, nes kad jau į albumą nepateko, tai tikrai labai įdomu išgirsti. Net išmušė mane truputėlį, atrodo, iš vėžių ir įprasto pokalbio scenarijaus, bet tikrai labai gražu, kad daliniesi. Ar galvoji apie tam tikrą šios muzikos poveikį klausytojams, ar vėlgi kažkaip projektavai, ką norėtum, kad sukeltų, kaip rezonuotų klausytojams, nes vėlgi albumas, kaip jau ir spėjome paminėti, tikrai skirtingas, tinkamas ir toms naktims, 3 valandą nakties šaltose arba atvirkščiai karštose šokių aikštelėse, taip pat ir galbūt ir vienišam klausimui. Jo, čia gal tokia mano dabar jau vizitinė kortelė, kad aš turiu tokį gan didelį pasirinkimą stilių arba tokių gal labiau niuansinių dalykų, bet labai mėgstu taip neapsiribot vienu kažkokiu skambesiu. O kalbant apie klausytojus, tai be abejo aš tikiuosi, kad ir viliuos, dar aišku dabar nežinau, neturiu didelį fanbase, bet labai tikiuosi, kad žmonės galėtų atrasti savo. Aš tikrai, nekuriu su tokia intencija, kad va čia mano šito, tarkim, albumo yra tokia idėja ir dabar jūs klausykit pagal šitą idėją ir dabar čia turėkit omeny, kad čia tas kūrėjas ten pergyveno kažkokius dalykus. Nereikia taip mąstyti, tiesiog tai tikriausiai ta interpretacija klausytojo čia turi sužaisti ir gal smagu, jeigu žino kontekstą kūrybos, bet tikrai, man tikrai nėra kažkoks įžeidimas, jeigu ten kažkas klauso ir visai kitaip priima tą kūrinį. Albumas pasirodys ir vinilinės plokštelės formatu, jau spėjai tuo pasidžiaugti. Apskritai, kiek sentimentų tau kaip jaunam kūrėjui, apskritai kaip jaunam žmogui sukelia šis formatas, kuris, jau ne vienerius metus išgyvena atgimimą ir tikrai tam tikro romantikos jausmo šiame formate yra ir pats turi kažkiek susižavėjimo, ką tau reiškia turėti albumą fizinėje laikmenoje, čia užsiminiai vakar, spėjau užgirsti turbūt, kaip skamba tavo albumas būtent šiame formate. Taip, vakar buvau Green Lakes'ose ir pirmą kartą pamačiau tai, ką aš darydavau naktim fiziniam formate. Mano visa kūryba, kurią aš ten atrodo taip įprastai per kelias valandas tiesiog kažkur irgi ten tuo metu irgi išgyvendamas kažką dariau. Vakar aš pamačiau visą tai kažkokiam diske, kuris turi ten iškarpytą muziką kažkaip ten, žodžiu, man tas faktas tiesiog buvo neįtikėtinas. Aš vakar pagaliau gyvenime vos neapsiverkiau už džiaugsmo. Tai tikrai labai sugraudino, net aš kai jau grįžau vakarą jau namo pilnai ir atsivežiau irgi tą espresą, tiesiog žiūrėjau jį ir kažkaip netikėjau. Aš nežinau, aš dar dabar netikiu, kad aš čia, aš netikiu. Tave reikia irgi gerai, taip, čia žinoma, metaforą pakumščiuoti ir kažkaip
norisi skatinti, nes tikrai albumas puikus ir mintis tavo labai įdomios, kurios supa šitą albumą. Tai labai džiaugiuosi, kad pats, kaip ir užsiminai, patyrei to jau, suvokimo dalinai, aišku, dar ir kvestionuojant, kaip čia viskas vyksta, bet kad iš tiesų vyksta ir kad iš tiesų čia nuėjai pats šitų kelių. Jo, labai smagu, tiesiog. Tai ar lauki, kaip ruošiesi, kaip jautiesi, galų gale, kiek, tas galbūt ir grojimas traukia dar iš komforto zonos, kiek jo buvo čia paskutiniu metu Birštone, arba Vilniuje, arba bet kur kitur. Jo, tai Birštone gal nelabai didžiai, nes ten nelabai yra kur, bet aš žiauriai laukiu, aš žiauriai bijau, aš žiauriai stresuoju, aš žiauriai laukiu vis tiek. Tiesiog, nežinau, man čia yra vėlgi neįtikėtina, kad, aš esu be galo dėkingas, beje, irgi norėjau tą paminėti, tiesiog Mantas, Deividas ir kiti žmonės, kurie dirba Gars Records. Tiesiog aš be galo esu dėkingas, kad jūs tikėjot mano garse ir tikit tai, ką aš kuriu ir dabar galiu taip džiaugtis žiauriai ir tiesiog jums irgi didelis ačiū. Tai viešai. Jo, dėl to lapkričio 7 pasirodymo Opiume, nežinau, daug draugų bus, man atrodo, net mano mama bus. Tai... Dar vienas linkėjimas, pradėjome nuo linkėjimo mamai ir čia dar pridedam. Taip, tai čia yra crazy, kad mama ateis net irgi palaikyti, tai aišku, tas prisideda prie streso, bet tikrai. Aš žiauriai laukiu, kaip aš ruošiuos. Nežinau, iš tikrųjų biški sunkios pas mane aplinkybės, nes nelabai turiu iš tikrųjų kaip ruoštis, reikia per žmonės ten ieškoti, kur galiu pasipraktikuoti, nes man labai svarbu iš tikrųjų yra gerai pasirodyti, nes irgi pirmas kartas tame klube irgi debiutas pasirodymo prasme tenais ir man labai svarbu irgi yra gerai pasirodyti pirmą kartą. Gal čia grįžtant prie to, kad mano grojimo stilius irgi yra toksai gal netoks paprastas, kur ten vieną ar kitą kūrinį įmaišau, o naudoju 4 grotuvus ir vienu metu 4 kūrinius bandau įmaišyti, tai tam reikia daug pasiruošti. Tai dėl to irgi biški spyris man išikna, kad ruoškis ir nelauk. Kad jau apie tą muzikos alchemiją prieš tai prabilau, tai čia man atrodo irgi net ir apie grojimą kalbant, kuo puikiausiai tinka. Jonai, dar vienas kūrinys, jau mums atsisveikinant ir kažkas, ką dar nori pridurti apie albumą, jo išleidimą, vakarėlį, bet kas galbūt kirba dar tavo galvoje ir, tiesiog lai kalba muzika ir pasakyk tuomet, kas skamba, kas nuskambės visai netrukus. Aš jau tau dėkoju už pokalbį ir tikrai džiaugiuosi galimybę čia LRT Opus studijoje susipažinti. Ačiū tau irgi. Tai ką, galbūt pasiklausome Mountain People kūrinio. Vėlgi, kaip ir minėjau, tai yra kūrinys susijęs su mano draugų grupė tokia, tai teigiama emocija reiktų gal, tai važiuojam. Teigiama emocija jau skamba eterija. Ačiū dar kartelį, Jonai, ačiū už kūrybą, ačiū už albumą, ačiū už mintis, už atvirumą, buvo tikrai didelis malonumas ir privilegija. Priminsiu, jog studijoje viešėjo muzikos prodiuseris, didžėjus Jonas Zubavičius Anis, kuris lapkričio 7 dieną išleis albumą I Swear I'm Not Delusional. Jis pasirodys po Gars Records vėliavą tą pačią dieną, tą patį vakarą, tiksliau sakant, ir vakarėlis Gars Records Showcase Vilniuje klube Opium. Albumas pasirodys ir vinilinės plokštelės formatu, o čia jau tikrai nebeužkalbėsiu puikaus darbo. Anis ir dar viena ištrauka iš jo albumo Mountain People. Aš Kristupas su jumis jau atsisveikinu. Gražaus visiems savaitgalio, iki.